Gal pakomentuos, Lionginas, dabar savo gyvenimą. Truputį pakomentuosiu, nes čia, kaip aš važinėdavau 7 kilometrus į mokyklą ištinėjau. O kaip į vasarą eidavo pėsčias. Kokie vaizdai kalnų Va, su slydėm čiuožia. Važiuodavo. Nevažiuodavo, čiuožia. Nu, va, čia aš buvau. Sirmantas žinai. Arba nuomonė. Va, ir plaukiau palėvis su panelėm. Aha, su panelėm. Čia, žinot, nelabai puikiai nuotrauka, nes pirmą kartą fotografuota mano bandymais ir labai sunkiai įsiriškino ir sunkiai pavyko. Bet čia visa giminėlė mano, matot. Visa šeimyna, ne giminėlė. Šeimyna, nu taip, šeimyna jau. Va, ir čia aš toks buvau dar. Ir toks buvau. Gražus buvo, ne? Kiek buvo? Ir dabar yra? Va, dabar čia su savo sesytėm, kurios čia yra abi. Abi Danutė ir Sirutė. Tėvelis mūsų jaunas. Labai graži mama. Su sesytėm. Va, kai kada aš ir sugrodavau. Polka. O, kai aš mokėjausi valsą ar polką, bet vis tiek, bet visi mokėdavo šaukti. Mano čia jau pradedu Studentus. ne, dar čia mokykloje. Dar mokykloje bus. Va, matot, čia kaip tik baigiau vidurinę, čia su visa kompanija. Subačiaus vidurinė. Subačiaus vidurinė. Čia aš pats viršui, ten tarp 4 vyrų. Iš kairės. Čia prie nebens. Tik neatsimenu, kuris sesutė čia mano. Danutė, pati jauniausia. Dabar jau prasidėjo studijos KPI. Matot, čia mes studentai.
studentiškas kambarius, mūsų vakaronė. O čia aš tik tai parodau tą, kad buvau Maskvoje ir taip kitur labai daug Ir prisistatė kaip kanapių Pilypas. studentai. Iš tokios karalystės, sakė, ir leido. Ja, tai čia kaip mauzolėjai. Oi, studentai prikrėsdavo juoko. O čia dabar aš jau atvažiuosiu į Panevėžį. Jau inžinierius. Dar jau inžinierius darbuotis atvažiuoju. Nu va, jau čia prasideda mano darbai Panevėžyje. Matot, čia kamene paskutiniai tie, kur pastatė kaminą ir įrengė, tai su jais aš nusifotografau, nes Čia virš Panevėžio. 150 metrų aukštis čia. Darbų vykdytojais buvo, montavo ten tą kaltę. Nu va, čia montavimo darbai. Nu va, turėjau ir savirintai savo žinioj. Ten ne jis. Montuotojai. Čia montuotojai. Mano šaučiams. Va, netgi teko projektuoti šiluminės trasas, stačiau ir projektavau. Čia buvo mano toks kitas darbas projektavime. Dabar labai aš apgailiu, kad galvojau, kad čia bus gražioji observatorija mūsų, bet ta observatorija liko už borto. Nes ir man sakant, kad antras galėjimas yra, norėjau laivą Filtagriuose pastatyti, bet supuvo. Ir observatorija apžėlo į laivų supuvą. Savo observatorija Per apžėlo trumpas gyvenimas. O man didelės Laivas supuvo. nuoskaldos. O laivas, va, matot, gulėjo ir nepasisekė man atidavė. O čia mes savo laiku Su kompanija. kompanija turėjom saloje stovyklą ir važinėdavom su valtimi. Čia sėdi Brazys ir Niuneva stovi. Su vandens lydėm Su vandens plaukti. slidėm, su valtimis vandens slidėm. Čia buvo labai geros atostogos. Aš noriu parodyti daktarą, aš kadangi fotografavau savo laiku ir daug medikų. Čia yra Belinda toks daktaras. Aš įrodau, kad jisai išgelbėjo mamytę ir gimė Steponas. O dabar čia kaime matot, pastori būdavo. Ir šimmelį pjaudavom ir vasarą graži buvo. Man ir vestuvės įvyko. Pažįstu. Čia nesakom, kas čia paslaptis. O čia va, mes paskutinį važiavom į Stebodis. Taip, čia katalikiškos vestuvės. Prieš vestuvės įvyko katalikiškos. Neturėjom kur mes tada rodytis. O čia jau oficialios vestuvės, čia mano amžinatėlis Vanagas Biršys, ten toliau aš esu Irena Prietimo. Aš visur labai liūdna buvau. Nu va, čia jau mes ne visai tokie. Ir paskui eisim nusiklausim, dabar žiūrinu. Žilviniukus. Tai čia žilviniukus. Žilviniukus skrebių giminės buvo. Vaikiuks iš pat mažumės jau skrebių giminės visai. Čia jau Sirmantas. Jau Sirmantas. Ir skrebių giminės jau. Nu va, čia irgi viršys. Gyvenimo jau vidurvas. Antrą jaunystę. Bet vis tiek pat tėvelis kažkada pasako pamokslą. 5 metai. Iš drono. Dabar čia laiką visagalį rodau.
Čia buvo mano 70-mečio jubiliejinė paroda Dailės rūmuose. Ir matot, apačioj toks yra, kuris rodo, koks laikas yra. Susimaišęs, matot, nesuprantat, kaip jį iššifruoti tą laiką visą galį. Čia nufotografuota Baku iš viršaus. Parašiutų man kas leidžia. Nu, va, čia mano kolega ir viskas ten toj parodoje čia. Čia va kitos parodos. Čia dabar aš tą parodą nuvežiau į Kupiškį. Čia parašyta, kad Kupiškė. Va čia ir stovi Kupiškė prie paminklo, prie bibliotekos šalia. Bet knygą kaip įdomu padaryti. Čia mes ilgai žiūrime. Čia paroda. O čia dabar mano kolegės neįgaliųjų moteris, kurios labai gražiai fotografuoja. Aha, jų paroda. Čia jų paroda jau darimo buvo, bet aš suprantu. Sąjunga, gerbiama Lionga. Sveikinimas man. To pačiu. Sąjungos. Tai va, tai užtat aš čia parodau, kad prie tų reikalų buvo kaip tik. Čia senamiestietis aš esu, matot. Nu, Tiltagalietis, matai. Į Tiltagalis išvažiuoju iš tos vietos. O čia dabar jau šiai pabaigai aš jo glūtę atsinešti ir susitikimą padaryti. O dabar prašom, kas gali perskaityti čia. Prabėgo dar vieni metai. Naujųjų išvakarėse linkiu, kad ši šventė būtų jauki ir šviesi akimirka, o kiti metai tegu lydi jūs meilė, džiaugsmas, supratimas, tebūna metai prasmingi savo siekiais ir darbais. Aš jau įrodau, kad čia jau su naujais metais, bet nesvarbu, kad aš anksčiau jūs pasveikinau. Su artėjančiais. Tai ačiū. Man dabar. Filmo užbaigimui prisiminkite akimirką, kurios neįmanoma pamiršti. Saugokite akimirką, kaip neužpūsta šventą žygurį. Saugokite gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoje. Ir saugokite širdį, kad galėtumėte pakelti, paguosti, sušildyti vienas kitą. Tad negailėkite švelnumo čia kiekvienam ir apkabinę save, savo draugus, smagiai pabūkime drauge. Brangieji, aš noriu pasakyti tokį dalyką. Dabar, kol šiltas atkeliaus, 7 valandą mes sakėm jau šiltą, kad atneštų, tai gal aš dabar Lionginui noriu pasakyti žodį ir aš norėjau pravesti tokį susipažinimo vakarą. Kartu su po vieną žodį Lionginui palinkėti. Tikrai daugiaplanis yra žmogus ir šoka, ir dainuoja, ir fotografuoja, ir aktyvus. Jį taip viešpats apdovanojo visokiom gerom savybėm, tai kaip aš, kaip antroji ta puselė, nu ką aš jam galiu palinkėti, kad jisai dar būtų ilgai sveikas ir kad jisai gražiai sentų, bet staigiai nepasentų. Staigiai nepasentų, nes matot, daugiausiai žmonės sako, ai, gyvenam iki 80 metų, po 80 metų jau ir viskas, keli metai ir visi iškeliauja į amžinybę. Bet aš Lionginui linkiu, kad jis labai staigiai nepasentų, nes jis antiek yra aktyvus, antiek yra jisai gyvybingas žmogus ir aš matau, ir aš jam linkiu ir tik tais, kad Dievas jį laimintų, kad jis gražiai sentų. Gražiai sentų. Ir ką, ir dabar aš nežinau, dabar gal kol dar čia toks laiko tarpas, gal reikia vyrai papilstykit, nors po taurytę išgerti, kol dar iki to šilto, kol atnešų. O paskui mes
Mes tą susipažinimo vakarą padarysim, nes labai mišri publikai, daug kas nepažįsta. Sirmantai, paprašyk, kad Vitukas paleistų dabar tą muziką. Aš Danutė Dilkaitė ir Rūtės pusės. Palauk, nesvarbu dabar. Lioniuk, dainuok ir šok. Dainuok. Aš, Viktoras, Lionginas yra mano piršlys, Jerutė mano svočia. Pasakysiu, į raidės Viktoras, iš tarmės Lionginas. Iš V raidės. Vilties. Vilties iš tarmės. Bravo, Aš Gražina, draugė jau 40 metų. 40, gal jau ir 50. Gal ir 50. Vienu žodžiu, kadangi raidė, jisai šoka ir dainuoja, aš dabar noriu, kad tu giedotum. O! Pataikiau. Mano vardas yra Kazys. Ne, atsiprašau, Kazimieras. Prisiminė. Prisimenu, jo, susimaišiau. Lionginas galima palinkėti, saulės. Kokios saulės? Aš iš paskutinės raidės. Ar reikia iš pirmutinės? Ne iš savo. Iš savo vardos. Pirmutinės raidės? Iš pirmutinės. O, nesupratau. Gerai ir paskutinės. Iškyda pusę pirmą. Būk karalium. Gerai. Aš esu Vida, iš tos pačios kompanijos, virš 50. Taip, draugė. Ir tada, ką jau čia kaip visi išsakė, iš mano raidės, tegul bus viltis. Vilkis. 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 Vis, kažko gero. Vilkis. Esu Vytas, Sirmanto verslo partneris. Draugas. Draugas, jūsų irgi taip pat. Na, kadangi tavo raidė taip jau eina, labai dažnai kartuosi, aš palinkėsiu tame žodį įterpsiu V raidę sakinyje. Vilties ir visokeriopo džiaugsmo. Esu Aušra, Sirmanto verslo partnerio draugo žmona. Tai iš A raidės norėčiau palinkėti daug gražių apsikabinimų. O! Bravo, bravo. Gerai, toliau. Zita Liongino sesuo. Tai mūsų vardai. Kadangi vis pasakė jau mano žodį, tai sakau, Zeno gal. Kaip? Zeno gal, aš švepluoju. Aš švepluoju. Zeno gal. Garsiau Vilija. Esu Vilija, galima sakyti klasiokė. Iš praeities tai taip, senai turiu. Ir dabar aš noriu žodį sakyti iš V raidės, aišku, verti, atverti ir pridėsiu dar kitą žodį. Atverti kodus tos jaunystės. Irgi 70 metų draugė. Susibūrimų atstovė, kartu šokam, kartu dainuodavom, kartu sodrų labai gražių pridarydavom. Aš jam linkiu išsiraidės. Didžiausios sėkmės, tėvų svajonės išsipildo, kurių dar turi. Danutė, tu iš D raidės, ne iš C raidės. Nuo manęs aš jam. Didžiausios sakė. Didžiausia? Gerai, bravo, labai gerai.
Su pataisimais, nesvarbu. Nu, stok, Mikalauskienė. Aš esu Liongino žmonos Irenos sesuo Rima. Nuo linkinėlių linkiu ramaus gyvenimo ir puokštę rugiagėlių. Linkiu Lionginui, kad ir toliau turėtų gerą atmintį. Gerai. Deividukai. Aš esu dėdės Liongino jauniausios sesers Danutės sūnus. Deividas. Ir dabar priėjom tašką 80-mečio, linkiu prieiti 90-metį. Tai raidės? 90-mečio, labai gerai. Jo, aš esu Renata, Deivido žmona. Aš linkiu jums ir toliau tiek pat ryžto. Geras palinkėjimas. Aš Danutė, Lionginiuko jauniausia sesutė ir darbuotis. Darbuotis, bravo Danutė. Aš esu Gendrutis, Liongino braskas. Liongino brolis. Deividas gerai sakė, sako, nesinešiu, jis sako, turėk akmenį. Aš sakau, jo širdis ne akmuo, o geradušis. Geradušis. Toliau Vytautas stoja. Lilytė tegu stoja. Aš esu Lilijana, Liongino ir Irenos krikšto duktė. Irenos dukterėčia. Lionginui linkiu laimės ir linksmybių. O, kaip Aš esu Žydrūnė, Marčios sesuo ir linkiu žavėti visus toliau. Esu Martynas. Martynas. Liongino Marčios sesers sužadėtinis ir linkiu mylėti ir būti mylimam. O, gerai. Garsiau kalbėkit jau ne. Esu Nijolė, Nes negirdim. Girdim. Liongino krikštasūnė. Taip. Ir linkiu Nuoti. Esu Lina, Lionginuko žmonos brolio dukra, Jonuko, Vilkaitė. Linkiu laimėti loterijai. Aš esu Juozas, kaip ką tik sakė vyras, linkiu jaunėti. Elona, Liongino sūnėno žmona ir linkiu entuziazmo. Esu Vilmantas, Liongino draugas. Vaivorykštė. Linkiu būti tokiam įvairiapusiam ir įdomiam spalviniam žmogai, koks ir iki šiol buvai kaip vaivorykštė. Mano vardas Faustas, kaip ir senelė anūkas. Linkiu senelį fotografuoti. Esu Amandas, senelė anūkas ir linkiu artistiškumą. Esu Liongino Marti, mano vardas Gitana. Linkiu savo uošviui gražaus, ilgo gyvenimo ir dar toliau nugyventi. Esu sūnus Irmantas. Tekį svajonių.
Svajonių, bravo. Aš esu sūnus Vytautas ir linkiu tetai antrą kartą po Fausto fotografuoti. Aš jums pasakiau švaridės pradžią. Fotografuoti. Labiausiai patiko. Prizai yra. Du gali duoti prizus. Vienu žodžiu, du. Priziukai yra. O visiems negalima po prizą. Smaug. Está filme. Latvija, taigi švęsti kritorį. Atsiprašom. Nu, šaudžiks. Kalmaras pas tave? Kur kalmaras? Kiek ant stogo kokios mastos? Kur kalmaras klausia? Ne vėl kalmarą, net reikia už žemskaudą. Kas yra dabar? Kas yra, tai kas bus? A tai kas bus? Tai jis mūsų sustabdyti.
juostą. Tau rinko dieną, minutę, dieną, metus. Ir visus surišo labai gražią, spalvingą juostą ir tau padovanojo. O tu liktai ant aukšto medų kalno stovi ir dairaisi juotėlę ir galvoji, ką aš nuveikiau savo gyvenime, koks mano buvo gyvenimas. O tikrai, Lionginai, tavo gyvenime pasiekta labai daug. Labai daug. Išsipildė tavo sparčiausios svajonės. Tau labai traukia tik tyrėjai mokslai, bet šalia visada buvo ir meno sritis, šokis ir foto reikalai tau visada prie širdies. Ir štai, šiandien mes į savo jaunystės būrio turim vieną savo draugą, kuris žinomas ne tik tai čia Panevėžy, bet žinomas ir toliau. O mums kraštiečiams, draugė, labai džiugu, kad mes turim savo draugą, tikrai žinomą, gerbiamą visų. Taip, Lionginai, tavo sėkmė nebūtų tokia galbūt sėkminga, jeigu nebūtum turėjus savo geros palydovės. Tavo Irutė tave visur lydėjo, padėjo. Gal kartais ir buvo sunku, gal jai reikėjo kokio nors tikrai atramos, bet jin viską metė ir galvoja, ne, aš jam padėsiu. Ir jin padėjo. Ir tau tikrai sekėsi. Ačiū tau už tokias gražias parodas. Ačiū už gražią knygą apie Panevėžį. Ačiū už parodas, kuriuose tikrai teko dalyvauti, pasigrožėti, nes tu nuo pat jaunystės dienų sugebėjai atrasti ir pamatyti gamtoje grožį. Ir tą grožį įkūnyti savo paveiksluose. Linkiu tau viso geriausio, sveikatos, sėkmės. Ir aš tikiu, kad tavo širdį dar kažkas tai dirba. Galvojame, dar kažką turiu padaryti. Dar kažką.